Mineralų skonio pita, kolesterolas ir daug mėsos. Ko dar reikia gyvenime? Dievinu pitas. Tad sužinojęs apie vietą, kuri lentvarėje siūlo gruziniškas pitas įdarytas įvairiausiais pagardais, tiesiog privalėjau čia atvykti. Pirmiausia, nudžiugino kainos, nes pitos maždaug po 7 eurus kainuoja. Tad maistas vaikams, porą pitų, dar visokiausi ledų kokteilį atsieina 30 eurų su centais. Tad porą minučių ir vaikai laimingi. Na, aš irgi, nes ledų kokteilis tikrai skanus. Tuomet pradedu stebėti, kaip vyksta gamybos procesas. Beje, dar pliusas už tai, kad agurkas šviežiai pjaustytas, o ne koks sudžiūvęs iš seniau. Ir šiek kiek stebėjau produktus, tai kokybė atrodo visai nebloga. Vėliau sužinojau, kad tiek kiauliena, tiek padažai irgi čia jų ruošti, o ne tiesiog iš parduotuvės. Kaip ir pitos, kurios sakė mažo kepyklėliai, specialiai gruzinų keptos. Tad pradžia nuteikė tikrai pozityviai. Dar patiko, kad truputį nusileidus galima valgyti praktiškai gamtoje. Vaikai užsiema savo reikalais, o tu savo. Apžiūrint maistą suprantu, kad porcijos čia tikrai rimtos. Žmona net pamačius savo pitą sako, aš niekaip jos neveiksiu. O kalbant apie pačias pitas, tai čia bomba, ne pita. Tiesiog žiūri ir nesupranti, kaip jie čia tiek visko sugebėjo sukišti. Žmona valgė su grybais, o aš su saliamiu. Skonių buvo daug ir jie gana stipriai pynėsi. Tad jeigu galėčiau dėl kažko priekaištauti, tai visko buvo per daug. Na, įvairių skonių buvo labai daug. Bet žiūrint į kainą ir į maistą, na tikrai tai dirbo savo kainą su kaupu. Kiekvienam kąsniui užteko tiek mėsos, tiek kopūstų salotų, kurios buvo viduje. Na ir pati ta gruziniška pita. Žiauriai skanus variantas. Ai, ir salotas labai cholesterolio priminė. Tad kaip sakiau, bomba, ne pita. Po tokios porcijos alkani tikrai neliksite. Skanaus.